Litpol Link – tiltas į vakarus. Ar žinote, kad Lietuvą ir Lenkiją sieja jau daugiau kaip 630 metų istorijos? Tiek skaičiuojama nuo tos datos, kai Lietuvos kunigaikščio Algirdo sūnus Jogaila tapo Lenkijos ir Lietuvos karalystės valdovu. Tik tai istorijos vingiai atskyrė Lietuvą nuo vakarų Europos. Savo energetikos istoriją Lietuva pradėjo XIX amžiuje tapusi Rusijos imperijos dalimi. Atskyrimas nuo besivystančios Europos ir 50 metų Sovietų Sąjungos įtakos visą tai paliko žymės mūsų valstybės energetikos sistemoje. 20 amžiaus pabaigoje Lietuva atgavo nepriklausomybę ir tapo Europos šeimos nare, tačiau dar ir šiandien mūsų šalies elektros sistema yra sinchronizuota su rytų kaimynių energetikos sistema. Ar galime tai pakeisti? 2008 metais įkurta bendra Lietuvos ir Lenkijos bendrovė Litpol Link, kuri pradėjo elektros jungties su Vakarų Europa parengiamuosius darbus. 2010 metais pasirašyta sutartis parengti elektros jungties finansavimo ir veiklos modelius, atliktos trasos studijos, elektros jungties poveikio aplinkai vertinimas, vyko tarpvalstybinės Lietuvos ir Lenkijos konsultacijos. Projekto Litpol Link metu bus pastatyta aukštos įtampos dvigrandė aukštuminė elektros perdavimo linija, kuri sujungs Lietuvos miesto Alytaus ir Lenkijos miesto Elko pastotės. Trečdalis trasos tęsis Lietuvos, 2/3 Lenkijos teritorijoje. Numatyta, kad 150 km ilgio jungtis 2015 metų pabaigoje pradės veikti 500 MW galingumu, o dar po 5 metų, 2020-aisiais, jos galingumas padidės iki 1000 MW. Investicijos į šį projektą daugiau kaip 1 milijardas litų. Jau kitais metais bus baigti elektros linijos statybos darbai Lietuvos ir Lenkijos teritorijoje. Dar po metų rekonstruotos transformatorių pastotės, kuriuose bus įrengti nuolatinės srovės intarpai. Litpol Link leis Lietuvai ir kitoms Baltijos valstybėms įsijungti į vakarų Europos energetikos sistemą ir elektros rinką. Tai yra mūsų galimybė įsilieti arba įsijungti į kontinentinės Europos elektros sistemą. Taip sakant, būti sujungtais ir infrastruktūrinė prasme, tai yra turėti įjungti. Tai yra sujungtais rinkinė prasme prekiauti su kontinentinė Europa, bet taip pat, kas yra svarbu ir ką reikia pabrėžti, būti sistemos valdymo prasme europinėje sistemoje. Nes šiuo metu, kai mes kalbame, mūsų valdymo sistema yra bendros Rusijos valdymo sistemos dalis. Kitaip sakant, pastačius vieną jungtį, galbūt kitą į Lenkiją, turėsim galimybę perjungti valdymą į europinį režimą. Šiandien mes statome tiltą į vakarus. Tačiau ar žinote, kad dar viena elektros jungtis Lietuvą susijęs su Šiaurės Europa?